Sveiki, šiame video mes pristatysime iFactura demo versiją. Kad pakliūti į demo versiją, turime įvesti adresą www.ifactura.demo.tk. Šiame video susipažinsime su buhalterio paskyra. Spaudžiame mygtuką buhalteris ir įvedame pašto adresą ir slaptažodį. Buhalteris gali keisti savo duomenis ir rekvizitus. Spaudžiame kairėje pusėje meniu juostoje Nustatymai ir pasirenkame Rekvizitai. Į šį puslapį mes galime įeiti ir kitu būdu. Spaudžiame dešinėje pusėje ant vardo ir pasirenkame mygtuką Rekvizitai. Buhalteris gali pasikeisti prisijungimo slaptažodį, o taip pat elektroninį paštą. Pagrindinis buhalterio darbas vyksta paskyrų puslapyje. Spaudžiame Paskyros. Pradžioje turime įsigyti paskyrą. Spaudžiame mygtuką Nauja paskyra. Galime pasirinkti kiekį. Patvirtiname ir spaudžiame Pirkti. Patvirtinus pirkimą, pasirodo išankstinė sąskaita faktūra. Po apmokėjimo jums bus sukurtos paskyros. Įsigijus naują paskyrą, turime ją sukonfigūruoti. Spaudžiame Konfigūruoti naują įmonę. Spaudžiame mygtuką Rekvizitai ir įrašome naujos įmonės duomenys. Įvedus duomenys išsaugome. Sekantis žingsnis – nustatyti faktūros seriją ir norimą sekantį numerį. Paspaudę ant įmonės pavadinimo mėlynu šriftu galime pakeisti duomenis. Paskyrą sudaro 5 pagrindinės skiltys – sąskaitos, pastabos, nustatymai, įmonės ir paskirtys. Sąskaitos. Šioje skiltyje bus matomos visos šios paskyros vartotojo išrašytos sąskaitos faktūros. Pastabų skiltyje buhalteris galės išsaugoti pastabas skirtas šiai įmonei. Nustatymuose
galime priskirti naujus šios paskyros vartotojus. Galime pakeisti vartotojo duomenis arba vartotoją panaikinti. Įmonių skiltyje bus matomi įmonių rekvizitai, kuriuos sukūrė vartotojas išrašydamas sąskaitas faktūras. Buhalteris taip pat gali sukurti naujus rekvizitus arba juos pataisyti. Paskirčių skiltyje matysime prekių ir paslaugų pavadinimus, kuriuos sukūrė vartotojas išrašydamas sąskaitas faktūras. Buhalteris taip pat gali sukurti prekių ir paslaugų pavadinimus ir juos pataisyti.